Admirals pateikia išmanius finansinius atsakymus jums. Nuo 2001 metų įsipareigojame suteikti daugiau galimybių visiems jų finansinėse kelionėse. Prekiaukite ir investuokite į daugiau kaip 8000 rinkų. Registruokitės nemokamai šiandien. Labas visiems, čia vėl Eglė. Kaip visada žinias pradėsiu nuo Ukrainos naujienų, tad pakalbėkime apie ukrainiečių laimėjimus. Vakar spalio 1 dieną Ukrainoje buvo minima Ukrainos gynėjų diena. Volodymyras Zelenskis kartu su kitais vyriausybės bei kariuomenės atstovais, taip pat Džozepu Boreliu padėjo gėlių prie žuvusių Ukrainos gynėjų atminimo sienos Švento Mykolo aikštėje Kijeve. Slava Ukraini! Mordoras vieną dieną anksčiau šventė užgrobtų Ukrainos teritorijų LNR, DNR, Zaporižės ir Chersono prisijungimo šventę. Ne, tikrai unikalūs nevispročiai. Zaporižės visos jie net niekada ir užgrobę nebuvo. Chersono miestą ukrainiečiai atsiėmė, o jiems svarbu progą išgerti. Kitomet orkai tokios progos gali ir neturėti. Ukrainiečių dronai mažino okupantų karinį potencialą. Vakar jie sėkmingai smogė sraigtasparnių bazei Sočyje ir lėktuvų gamyklai Smolenske, kurioje gaminamos raketos KH-59. Šios raketos dažniausiai bombarduoja karinius ir civilinius taikinius Ukrainoje. Nuosekliai retėja ir orkų gretos. Per pastarąją parą Ukrainos dirvožemis praturtintas daugiau kaip 500 vienetų. Nuo konflikto pradžios Mordoras neteko Ukrainoje daugiau kaip 279 000 savo populiacijos vienetų. Darbo nepritrūks ir metalo supirktuvės. Per parą ukrainiečiai sunaikino 15 tankų, 9 šarvuočius, 48 artilerijos sistemas, 3 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 3 priešlėktuvinės raketų sistemas, 26 automobilių įrangas, autocisternas, degalų talpų vienetus, 5 specialiosios įrangos vienetus ir 18 dronų. Tačiau teroristai neduoda ramybės Ukrainos žmonėms, atakuodami bepiločiais dronais. Praeitą mėnesį jie pasiekė naują rekordą, į Ukrainą paleido 503. Ukrainos oro gynybos pajėgoms pavyko numušti 396. Negana to, Ukrainos miestai nuolat kenčia nuo artilerijos ir aviacijos smūgių. Taip pat rytą rusų teroristai raketomis atakavo Charkivą. Tuo tarpu beveik 1000 km ilgio fronto linijoje Ukrainos rytuose ir pietuose vyksta smarkūs susirėmimai. Įtempta padėtis netoli Bakhmuto, kur putinoidai mėgina atsikovoti prarastas pozicijas. Tačiau vis daugiau nerimo rusams pietuose, kur kovoti jiems sekasi sunkiai. Tad nekeista, kad pradėjo vaidentis artėjantis Ukrainos pajėgų Dniepro upės forsavimas. O Timkai Medvedevui po daugiadienių matyt baltoji karštinė prasidėjo. Britus užsipuolė, nes Grantas Šapsas kalbėjosi su kariuomenės vadais dėl didesnio ukrainiečių karių mokymo perkelimo į Ukrainą. Vokietijai grasina smūgiais į gamyklas dėl planuojamų perduoti raketų Taurus. Vienu žodžiu, užpuls alkonautas visais įmanomais būdais ir pažins pasaulis jo rūstybę. Tik su keliais kaimais Ukrainoje susitvarkys ir tada jau galas visiems, jei vėl neužgers. Sekmadienį neapsikentę konservatyviosios savo valdžios, Lenkai išėjo iš namų ir susirinko į didžiausią mitingą šalies istorijoje. Likus vos 2 savaitėms iki visuotinių rinkimų, Varšuvos gatvėse protestuoti susibūrė bemaž 1 milijonas gyventojų. Mitingą ir po jo sekusias masinės milijono širdžių eitynės suorganizavo opozicijos lyderis Donaldas Tuskas. Tusko vadovaujama piliečių platforma žada gerinti santykius su ES. Per pastaruosius 8 metus, kuomet šalį valdė partija Įstatymas ir teisingumas, šie ryšiai buvo gana įtempti. Kaip sakė Tuskas. Tak jak powiedziałem, ten olbrzym się obudził. Niech tam nikt u góry nie ma złudzeń w szeregach władzy. Ta zmiana jest nieuchronna, na lepsze. 4 opozicinių partijų koalicija taip pat įsipareigojo vykdyti tolerantiškesnę politiką nei dabartiniai nacionalistai bei pažadėjo Lenkiją be blogio, melo, neapykantos ir vagysčių. Lenkų rinkimai jau paveikė Ukrainą ir santykius su jie, bet premjeras nespaudžia stabdžių. Sekmadienį Mateušas Moravieckis pareiškė, kad Lenkijos vyriausybė gins vietos ūkininkus nuo Ukrainos agrooligarchų ir papriekaištavo primindamas Zelenskiui, kas Ukrainai padėjo, kai tos pagalbos reikėjo labiausiai. Iš kaimyninės šalies skambantis antiukrainietiški pareiškimai ne tik skamba pavojingai, bet ir kelia klausimą, ar Lenkija išliks strateginė mūsų partnerė. Dar daugiau, ar radikalios ultrakonservatyvios idėjos nepaveiks Lietuvoje kitais metais vyksiančių rinkimų. Seimo narys Tomas Tomilinas mano, kad Lietuvą gali paveikti rinkimai Lenkijoje ir jų rezultatas. Nukenčia visi, kai sustiprėja jėgos, kurios jau yra nebekontroliuojamos. Yra labai lengva destabilizuoti situaciją bet kurioje šalyje. Jis kalba apie galimą radikalių grupių
grupių bruzdėjimą. Tiesa, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ramina, net jei vėl laimėtų dabartiniai valdantieji, radikalių pokyčių neturėtų būti. Aš nemanau, kad Lenkija įsipaišys ir taps panašia į Orbano Vengriją. Aš nemanau, kad jeigu ir PiSas vėl laimės rinkimus, tai bus Slovakijos transformacija. Tiek Ukrainos atžvilgių, tiek požiūrio į regioną. Kai bus, greitai sužinosim. Beje, naujausiose apklausose Tusko aljansas keliais procentiniais punktais atsilieka nuo valdančiųjų. Turint omenyje populistų antiukrainiečių pergalę Slovakijoje, Europoje visai praverstų dar vieni demokratai. Mokytojai nemelavo. Protestuodami iš tikrųjų eina per visą Lietuvą iki sostinės. Nuo penktadienio iš Zarasų 10 mokytojų grupė kartu su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Andriumi Navicku sekmadienio pavakarę pasiekė Uteną. Kita grupelė vakar pasiekė Rietavą. Judėjo ir mokytojai iš Vilkaviškio. Šiandien antroje dienos pusėje jie iš Kazlų Rūdos pajudėjo link Ąžuolų Būdos. Kiek mokytojų ir mokinių eina link Vilniaus, kasdien keičiasi. Kaip sakė profsąjungos atstovė, dalis žmonių išvažiuoja, kiti įkvėpti pasakojimų netikėtai prisijungia. Už poros savaičių į žygį Vilniaus link planuoja leistis ir pedagogų grupė iš Alytaus. Įveikę daugiau nei trečdalį viso kelio, pedagogai Vilnių tikisi pasiekti jau ketvirtadienį, mat jiems liko dar apie 100 km kelio. Tuo tarpu Vilniuje sekmadienį prie vyriausybės toliau streikuoja pora dešimčių mokytojų, o 3 pedagogai ir vėl praleido naktį aikštėje įrengtoje palapinėje. Šeštadienį pas streikuojančius mokytojus buvo atvykę švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas, kuris pakvietė kiekvieną norintį pedagogą individualiam pokalbiui vyriausybėje. Visgi ne vienas streikuojantis į kvietimą neatsiliepė. Anot Navicko ir yra geriausia iliustracija, kaip mokytojai šį pasiūlymą vertina. Mokytojai priekaištavo ministrui, kad jis prie jų nepriėjo. Beje, problema ne tik atlyginimai. Vilniaus universiteto profesorius Rimantas Rudzkis sako, kad kita bėda - mokytojo darbas nepatrauklus dėl saugumo ir pagarbos stokos. Vaikai saugomi nuo griežtų žodžių ar veiksmų, tačiau mokytojai tuo pasigirti negali. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis prie streiko prisijungia daugiau nei 2000 mokytojų. Įstaigos, kuriuose vyksta streikas, sudaro apie 7% visų mokymo įstaigų. Ministerija teigia susitarusi su 4 profesinėmis sąjungomis iš 5. Navicko vadovaujama profsąjunga pareikalavo pakelti mokytojų atlyginimus 56%. Ministras sako, neturintis tokių lėšų, todėl pasiūlė kitais metais didinti 21%, nuo sausio dar 10%. Streiką palaiko ir Lietuvos moksleivių sąjunga. Dalis jų dalyvauja eisenoje, kiti prie vyriausybės. Beje, per padangų gaisrą išgarsėjęs Alytaus meras Nerijus Ciciulis vėl bando būti oportunistas. Jis pareiškė, kad jei valstybė nėra sutarimo, savivaldybė ieškos galimybių mokytojams kompensuoti dėl streiko negautą atlygį. Kaip manot, kas bus kitas pasinaudojęs šiuo skandalu? Ką pamatysime eisenoje? Gal Palucką, o gal Karbauskį? Šio sekmadienio vakarą pareigūnai sulaikė paauglį, kurio kuprinėje rado 2 buteliukus su skysčiu, kuris, kaip įtariama, yra sintetinė narkotinė medžiaga. Pasakius, kad jis bus sulaikytas, berniukas pasišalino. Paauglys vėliau buvo rastas namuose su jau kita narkotinė medžiaga. Čia galimai buvo marihuana. Nepilnametis uždarytas į areštinę. Daugėjant pranešimo apie narkotinės medžiagas nepilnamečių tarpe, Lietuvos prezidentas šiandien rengė pasitarimą. Jame dalyvavęs Nausėdos patarėjas Kęstutis Budrys sakė, kad vartojimas nebėra tik nacionalinė bėda. Mes jau galim sakyti, kad tai peržengia nacionalinio saugumo problemos slenkstį ir mes ją kaip tokią turėtume ir traktuoti. Budrio teigimu, tokioms problemams spręsti flomasterių, miškiukų ar piešimo konkursų neužteks. Joms turi būti pasitelktos kietosios priemonės. Anot patarėjo, šalies vadovas ketina pateikti teisės aktų pokyčių iniciatyvas dėl jų taikymo. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas po susitikimo teigia, kad vienintelė šiai problemai efektyvi priemonė yra prevencija. Kalbėdamas apie tai, jis pridėjo, kad mokytojai neturėtų tikrinti mokinių daiktų, nes jie neturi kompetencijų atpažinti narkotinės medžiagas. Taip pat jo nuomonė svarbu išlaikyti mokytojo ir mokinio ryšį. Jeigu mokytojai taptų, pavadinkim, pareigūnais, kurie tiesiog užsiims daiktų tikrinimu, tai suprantame, gali tai atnešti daugiau ir žalos, ne tik naudos. Susitikime dalyvavusi vidaus reikalų ministrė Bilotaitė sakė, kad ministerija parengė ir išsiuntė savivaldybėms rekomendacijas. Jos turėtų užtikrinti saugią aplinką mokyklose. Vidaus reikalų ministras duomenimis šiais metais 75 nepilnamečiai yra įtariami padarę nusikalstamą veiklą susijusią su narkotikų turėjimu. Pranešama, kad kiekvieną savaitę bent vienas vaikas atsiduria reanimacijoje.
izoliacijoje. Skaičiai neįtikėtini. Vienas paskutiniųjų dėl svaigiųjų medžiagų ligoninėje atsidūrė 4. Daktaras paklaustas, kaip pradinukas gavo kvaišalų, vaikas atsakė, kad tai nėra sunku. Kažkam įsigyti narkotikų užtenka ir tėvų duodamų dienpinigių. Vos keletą eurų per dieną, o jau per savaitę susitaupa. Taigi narkotikai nebe tik auksinio jaunimo reikalas. Mokykla. Antrieji mūsų namai. Blitz naujienos. Universitetuose prasideda nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos gyvenimo įgūdžių mokytojams. Tokios programos bus dėstomos 5-10 klasių mokytojams Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Per metus tokius mokymus turėtų baigti apie 700 mokytojų. Elonas Muskas eilinį kartą prisikalbėjo. Savo socialinėme tinkle X Muskas paviešino memą, kuriame pavaizduotas Zelenskis, o gretoje prierašas, kai jau praėjo 5 minutės, o tu vis dar nepaprašai $1 milijardo paramos. Po tokios pašaipos Muskas susilaukė krūvos nevalonių komentarų. Atrodo, turėtų būti genijus, bet kažkas nesusijungia tose smegenyse. Lietuvos bankas pasiūlė įtvirtinti įstatymą, kad draudikai negalėtų mokėti komisinio atlygio tarpininkui už kiekvieną sudarytą sutartį. Vietoje to mokėtų fiksuotą komisinį atlyginimą. Tokį pakeitimą norima įtvirtinti, mat pagal dabartinę tvarką yra orientuojamasi į kiekybę, o ne kokybę. Vis dėlto gyvybės draudimo įmonės mano, kad po tokio įstatymo įtvirtinimo profesiją mestų dauguma draudimo agentų. Asociacijos atstovai pridūrė, kad agentai prisideda prie visuomenės finansinio raštingumo ugdymo. Paaiškėjo, kad visas žuvusio vagneristų lyderio Prigožino turtas atitenka jo 25 sūnui Pavelui. Savo atžalai tėvas paliko 116 milijonų eurų, 3 aukštų namas Sankt Peterburge, visą Wagner bendrovę, maitinimo įmonę Concord su jos dukterinėmis įmonėmis ir dar 9 akcinės bendrovės. Toks tas tėvelio palikimas. Tai komentaruose rašykit, kas dar galėtų pasinaudoti mokytojų streikus savo reitingų labui. Ar gal jau numatote, kas kitas iš mūsų politikų sakys, kad ruošiasi nakvoti palapinėse su mokytojais? Dalinkitės, gal ką išbursim. O šiaip primenu, kad penktadienį išėjo mano nauja daina Forever. Imkite parankę draugą ir pasijunkit, paklausykit, labai lauksiu jūsų įvertinimų. Komentarų metas. Per savaitgalį pas mus sugužėjo žinių someljė. Naujienų gurmanai prikomentavo įdomių dalykėlių, pavyzdžiui, Loretai mūsų bjauru klausytis. Aišku, ne tiek bjauru, kad nesiklausytų, bet bjauru. Klaviatūros politologas Germantas Mikėnas tiki, kad mes savo žiniuose stumėme leftistinės idėjas, o Rokui kažkas klinda iš ekrano. Jis pats sako, kad arogancija ir pasipūtimas. Rokai, neatmeskite varianto, kad su higiena gali būti problemyčių. Vytas mano, kad mes esame propagandos televizija, tačiau jam tai velniškai patinka. Vytai, žinokit, nesuprantu, kaip reaguoti, nes neaišku, ar čia žaidimas ar komplimentas. Šiandien tiek žinių, gražaus jums vakaro ir pasimatysim greitu metu. Čiau!